Kodėl mes turim potraukį saldumynams? Mes jį turim dėl to, kad tai yra evoliuciškai susiformavusi mūsų kūno išgyvenimo strategija. Jeigu pirmykščiam žmogui pavykdavo sezono metu rasti vaisių, riešutų ar medaus, jis turėjo žymiai didesnius šansus išgyventi per žiemą, kai maisto būdavo mažiausiai. O potraukis saldumynams būtent jį ir skatino eiti ieškoti vaisių arba lipti į medį ir bandyti iš avilio iškrapštyti medaus. Tada šita fruktozė iš suvalgytų vaisių ar medaus padidindavo kūno riebalų atsargas, kurias žmogus galėjo naudoti, kai trūkdavo maisto. Taip kad potraukis saldumynams padėdavo sukaupti daugiau riebalų ir išgyventi žiemą. Šiai dienai badas mums nebegrėsia ir priaugti riebalų mums nebereikia, bet evoliucija vyksta labai lėtai, dėl to potraukis saldumynams yra išlikęs, nors naudos iš jo ir nebėra. Ir jeigu šito potraukio nevaldom, mes daromės nutukę ir ligoti, nes mūsų kūnas nėra prisitaikęs prie didelių ir dažnų cukraus kiekių, o tik prie sezoninio cukraus ir mažomis porcijomis.